Ir šiandieną su jumis turim tokią temą, apie kurią labai norėjau pasikalbėti, nors šią temą buvom turėję anksčiau, bet dalykas yra tas, kad tai labai dažna klaida. Labai dažnai pastebiu, kad žmonės daro šitą klaidą, dėl to norėjau tiesiog sukurti pamoką, kurioje jums truputėlį kitaip galbūt pabandysiu ją paaiškinti. Specialiai pamokos neužvadinau, ar ne, neparašiau specifinio pavadinimo, kas tai per pamoka, bet manau, jeigu tema yra jums pažįstama, jau ilgainiui, kai pradėsiu kalbėti, pradėsiu pasakot, jūs suprasit, apie ką eina kalba, okay? Tai mažiau aš tada aušinu burną ir tiesiog parodau pavyzdį. Tai pavyzdžiui, tarkim, jeigu aš lietuviškai noriu pasakyti tą tokį sakinį, jei paprašysi, pavyzdžiui, pagalbos, aš tau padėsiu, ar ne? Dabar, kodėl būtent su tokiais sakiniais mums, ypatingai lietuviams, yra didžiulė bėda ir kodėl mes su jais pridarom klaidų, kai kalbam anglų kalba. Ir tai yra viena iš tų klaidų, kur jeigu mes ją padarysim, angliškai kalbantis žmogus, jis nesupras mūsų. Jis tiesiog mūsų nesupras, nes tai yra toks kalbinis skirtumas, okay? Tai dabar atkreipkim dėmesį tam, kad suprasti, ką reikia padaryti angliškai. Mes pirmą turim suprasti, kas čia vyksta lietuvių kalboje, ar ne? Tai pasižiūrim tiesiog į veiksmažodžius. Mes pirmą suprantam, kad čia slepiasi asmuo tu. Jei tu paprašysi, ar ne, aš tau padėsiu. Reiškia, aš galiu neturėti to, kas atlieka veiksmą lietuvių kalboje, bet anglų kalboje tai privalės būti. Privalės būti you, ar ne, šitą vietai. Bet dabar žiūrim į veiksmažodžius. Turime paprašysi ir padėsiu. Aš manau, jeigu pamenat šitą temą, suprantat, link ko jau aš vedu, ar ne, kad mes lietuvių kalboje abiejose pusėse čia turime ateitį. Paprašysi, padėsiu. Bet anglų kalboje tai, kas yra šitas sakinys, yra vadinama conditional sentence. Conditional sentence. Užrašau angliškai. Conditional sentence. Tai yra first conditional. Tai yra pirmo tipo kondicinis sakinys. Ir ką jis reiškia? Tai reiškia, kad yra sąlyga ir yra pasiekmė. Ir šitos struktūros formulė yra tokia if arba when, bet dažniausiai if, jeigu, ar ne, jei paprašysi, if ir when, tada mes turime present simple ir turime future simple kitoje pusėje. Turime present simple ir future simple. Tai reiškia if, čia netgi dėsiu pliuso ženklą, ar ne? Nes aš labai nemėgstu formulių, nes tada iš anglų kalbos pavirsta viskas į matematiką, bet šitoj vietoj aš už formulę esu. If, tada present simple ir tada future simple. Tai iš esmės, tai reiškia, aš sakau, jei kažkas tai įvyksta, tai įvyks. Nors lietuvių kalba aš sakau, jei tai įvyks, tai įvyks. Ne? Abu laikai yra ateityje. Anglų kalboj sąlyga yra esamajam laike, esamajam rutiniškam laike. Tai iš esmės šitas sakinys, jei tu paprašysi pagalbos, aš tau padėsiu, turi skambėti if you ask for help, I will help you. Gali būti ir I'm going to help you. Bet paprastai, kai mes turime pirmą tipo kondicinį sakinį, kalba eina apie kažką, kas dar nėra įvykę, ar ne? Čia toksai dar viskas sprendžiasi ir dėl to mes naudojam will, nes jis labiau neapibrėžtas yra. Dėl to naudojam will šitą vietą. Būtent šitą will žodelį. Ir if you ask for help, I will help you. Dabar mūsų lietuviškai galvai, ar ne, ir čia aš save į tai įtraukiu irgi lygiai taip pat, nes ilgą laiką ir man, kol aš dar tos kalbos gerai nemokėjau, irgi sunku būdavo persilaužti, kodėl čia ne taip turi būti. Nori sakyti, if you will ask for help, ar ne, I will help you. Atrodo viskas logiška. Čia turiu paprašysi, tai reiškia will ask. Čia turiu padėsiu, irgi
will help. Ir čia viskas okay, will help, žinoma. Bet tiesiog čia yra kalbinis skirtumas. Tiesiog jie, angliškai kalbantis žmogus, kai jis tokį sakinį dėlioja, jo galvoje sąlyga yra esamajam laike. Jis lyg sako, kad jei tu paprašai pagalbos, aš tau padėsiu. Mums tai yra keista, nes mes dėliojam kitaip, bet tiesiog anglų kalba taip turi būti. Ir šitas sakinys, if you will ask for help, I will help you, jis nieko nereiškia. Jis yra neteisingas sakinys ir tiesiog anglų kalba kalbančiam žmogui. Na, jeigu žmogus, jisai dar yra ne native speaker, ne? Tai yra tiesiog, kuris išmokęs anglų kalbą, ją naudoja, dar jisai galbūt supras. Bet tas, kuris yra native speaker anglų kalbos, ar britas, ar amerikietis, ar australas, nesvarbu, didelė tikimybė, kad jis nesupras, ką jūs pasakėte, jeigu pasakysit tokiu būdu. Okay? Pabandom dar porą sakinių pamodeliuoti, ar ne? Tiesiog, kad suprasti tą pavyzdį dar labiau. Pavyzdžiui, paimkim neiginį, ar ne? Tarkim, jei nelis, važiuosime prie jūros, ar ne? Nežinau, kodėl aš prašau jūros, bet nesvarbu, ar ne? Jei nelis, važiuosime prie jūros. Okay? Tai jei nelis, važiuosime prie jūros, neiginys. If it doesn't rain, we will go, nesakom prie jūros, mes sakom į paplūdimį. Angliškai, to the beach. We will go to the beach. If it doesn't rain, we will go to the beach. Va, ką mes darom anglų kalba. Neiginys, ar ne? Gali būti abiejose pusėse neiginiai. If it doesn't rain, we will not go to the beach. Gal mes norim to lietaus, ar ne? Ir jeigu nelis, nevažiuosim prie jūros. Visiškai nesvarbu, ar kurioje pusėje neiginiai. Ir esmė, kam yra dar šito tipo sakinio, kad aš galiu apkeisti pusės. Aš galiu sakyti, I will help you if you ask for, tada aš sakysiu it, ar ne, nebekartosiu help antrą kartą. If you ask for it, arba, gerai, galiu sakyti if you ask for help, bet šiaip sakoma it šitoje, tai būtų labiau iš kitos pusės sakant. Tai nesvarbu, kad aš apkeičiau vietomis pusės, vis tiek čia yra pasiekmė ir vis tiek čia yra sąlyga ir sąlyga vis tiek bus esamajam laike. Lygiai taip pat ir čia aš galiu sakyti we will go to the beach if it doesn't rain. Arba galiu sakyti if it doesn't rain, we will go to the beach. Tai čia net ne pusėje esmė yra, o pačioje esmėje sakinio. Daug kartų esmė pakartojau, bet sąlyga esamajam laike, pasiekmė yra will šito atveju. Yra ir kitų kondicinių sakinių, apie juos irgi pakalbėsim, bet aš tiesiog pastebiu, kad dažniausiai žmonės daro klaidą su šito pirmuoju. Bet pakalbėsime kitose pamokose ir apie kitus kondicinius sakinius, okay? Tai labai labai svarbi tema, labai svarbu tiksliai ją perprasti yra. Aš norėčiau, kad jūs komentaruose prie pamokos parašytumėt vieną kitą savo variantą, parašytumėt vieną kitą savo sakinį, tiesiog pasipraktikuosim, pasižiūrim, pabandykit, aš pasistengsiu viską ištaisyti, okay? Ką parašysit, bet labai svarbu suprasti. Ir ką dar svarbu suprasti yra, kad jeigu mes darom klausimą, tai klausimas visada prasidės nuo will. Kodėl nuo will? Todėl, kad žiūrėkit, jeigu aš noriu padaryti klausimą, aš neklausiu pradėdamas nuo sąlygos. Aš klausiu, ar pasiekmė tokia ir tokia bus, jeigu sąlyga tokia ir tokia atitiks. Okay? Aš klausiu, will you help me if, tarkim, if I ask for help? Čia aš apsakau, ar tu man padėsi, ar ne? Jeigu aš paprašysiu, praleidau if I ask for help, will you help me if I ask for help? Arba if I ask for it, kaip sakiau. Turėtų būti čia tiksliau, if I ask for it. Tai va taip mes naudojam šitą pirmą kondicinį sakinį. Padarom neiginius, padarom klausimus, padarom teiginius, bet visada sąlyga bus present simple rutiniškam laike ir visada pasiekmė bus will. Okay? Visada future simple laike bus pasiekmė. Pamatysit, kad panašią struktūrą turės ir kiti kondiciniai laikai. Beje, mes turėjom pamokas šitas, mes turėjom, jeigu eisit prie masterclass pamokų, grįšit VIP akademijoje,
VIP akademijos kurse rasit prie masterclass pamokų kondicijinius sakinius, 1, 2, 3 tipo kondicijinius, bet tiesiog norėjau dar šitą temą pakartoti, pamanyti kitaip, trupučiuką paaiškinti, kad tikrai nesimaišytų, nes tai yra labai, gali taip dabar atrodyti, kad Edgarai, čia toks retas atvejis, kad tokį sakinį reikės pasakyti, bet taip nėra. Iš tikrųjų, tai yra labai dažna dalis anglų kalbos ir bet kokios kalbos, nes mes žiūrėkit, kalbam nuolatos, kas būtų, jeigu būtų, čia antro tipo beje kondicinis sakinys, kas bus, jeigu bus, ar tu ateisi, jei pasakysiu ir taip toliau. Tai yra tikrai dažna dalis kalbos ir jeigu atkreipsi dėmesį, suprasit, kad kondiciniais sakiniais mes pastoviai sąlygas žmonėm išstatom, sakoma, ir sąlygos statomos yra mums, ar ne, duodamos ultimatumai ir taip toliau. Tai labai svarbu šitą temą išmokti,